Labadiena gerbėmieji Forex traderiai, šioje video apžvalgoje mes kalbėsime apie legendinę vėžlių strategiją. Tie, kurie yra skaitę Curtis Fate knygą Vėžlių kelias, jau žino šią strategiją ir taip pat turėtų žinoti ir tie, kurie Forex rinkoje jau yra seniai. Tikriausiai yra girdėję apie šią sistemą iš kitų knygų ar kitų šaltinių. Žodžiu, strategija turi didelę reikšmę ne tik dėl savo pelningumo, bet ši strategija atnešė milijonus dolerių daugeliu traderių iš viso pasaulio ir tai yra visiems žinomas faktas. Ir taip pat strategija vertinga tuo, kad ji parodo būtent, kad laikantis strategijos taisyklių, nesudėtingų taisyklių, su ja gali išmokti prekiauti bet kuris žmogus. Ką norėtųsi paminėti, kad neverta labai fokusuoti savo dėmesio į pačias strategijos taisyklės, o pasistengti suprasti patį strategijos filosofinį pagrindą. Tai yra ta logika, kuri yra jos pamatuose. Ir labai gali būti, kad jūs sėkmingai kažką panaudosite šios strategijos elementus savo prekyboje. Strategijos istorija. Daug metų atgal du traderiai Richard Dennis ir William Eckhart susilažino, ar galima išmokti paprastą žmogų tradingo, tai yra išmokyti uždirbti pinigus biržoje. Ar įmanoma išmokyti jį sistemos ir kad jis disciplinuotai sektų jos taisyklėmis. Richardas Dennisas sakė, kad galima, o Williamas Eckhartas sakė, kad ne, kad būtina turėti kažkokį šeštą jausmą, intuiciją, tam, kad sėkmingai prekiauti biržoje. Žodžiu, būtina turėti kažkokį talentą. Ir jų ginčo rezultate tapo eksperimentas, o būtent Richard Dennis paskelbė skelbimą ir pagal skelbimą pririnko iš gatvės žmonių ir pradėjo juos mokyti savo prekybos sistemos. Po to, po 2 savaičių išskyrė jiems tam tikras sumas pinigų prekybai ir tie žmonės prekiavo. Iš jų kai kas uždirbo milijonus dolerių, o kai kas prarado. Ir žmonės visi prekiavo vienu ir tuo pačiu metu, toje pačioje rinkoje ir strategijos taisyklės buvo visiems vienodos. Ir šis eksperimentas parodo, kad prekybos biržoje sėkmė priklauso ne tiek nuo sistemos, kiek nuo pačio žmogaus. Ir šiandien mes išsiaiškinsime, kas tai buvo per strategiją, kurios Richard Dennis išmokęs savo mokinius ir pabandysime suprasti, kodėl dalis traderių pinigus prarado, o kita dalis uždirbo. Ir į ką aš rekomenduoju atkreipti dėmesį, tai į loginį sistemos pagrindą, į loginį rizikos ir kapitalo valdymą, kuris naudojamas šioje strategijoje, taip pat pozicijų valdymo elementus ir jūs galite naudoti ne taip, kaip jie pateikti būtent šioje strategijoje, kažką galima bus pakeisti, pataisyti, kaip aš ir visada sakau, stenkitės iš strategijos paimti svarbiausius dalykus ir žiūrėkite, kaip galite juos panaudoti savo asmeninėme tradinge, kad rezultate iš to gauti pelno. Ir kaip visada strategijos charakteristikos. Platforma gali būti naudojama bet kokia, nors pas mus bus naudojami indikatoriai skirti terminalo MetaTrader 4, bet iš principo klasikinė strategija gali būti naudojama bet kokioje platformoje. Kalbant apie finansinius instrumentus, strategija yra labai universali, gali būti panaudojama įvairiose rinkose, ne tik Forex. Kalbant apie Forex rinką, geriausia naudoti nekoreliuojančias valiutų poras, jų rinkinį jūs matote ekrane ir Richard Dennis mokė, kad reikia prekiauti kaip galima didesnėse rinkose, kad pagauti tuos didelius trendus, kurie atneša didelius pelnus. Na ir taip pat dėl diversifikacijų. Laiko intervalas pas mus D1, dieniniai grafikai ir prekybos laikas visą parą. Vėliau apie tai mes pakalbėsime. Taigi pereiname prie pačios strategijos. Verta pažymėti, kad teoriją naujokai kartu su Richardu Dennisu mokėsi maždaug 2 savaitės, po ko jau ėjo prie praktikos. Tai yra kiekvienas aspektas, kiekvienas strategijos elementas buvo detaliai aptartas.
Pas mus, aišku, tiek laiko nebus, todėl strategija bus pateikta trumpiau, tai yra jos pagrindinės tezės, principai ir taisyklės. Vėžlių strategijos pagrindas yra kainų kanalo pramušimas. Tiksliau, jis vadinasi Dončiano kanalas ir strategija susideda iš dviejų sistemų, dviejų grafikų. Pirmoji sistema yra labiau trumpalaikė strategija, pagrįsta 20 dienų Dončiano kanalo pramušimu. Ekrane jūs matote euro-dolerio grafiką, be abejo dieninis laiko intervalas ir pas mus žaliomis linijomis yra pavaizduotas Dončiano kanalas su 20 dienų periodu. Ir kai kaina pramuša šį kanalą, mes įeiname į rinką. Antroji sistema atskirame grafika susideda lygiai iš tokio pat kanalo pramušimo, bet jau su periodu 55. Štai mėlynos linijos pavaizduoja kainų kanalą, matome, yra kanalas platesnis ir tai yra 55 dienų periodas. Ką verta pažymėti, kad sandoriai yra atidaromi iškart, kai tik tai kaina pramuša kanalą. Tai yra, nereikia laukti, kol užsidarys dieninė žvakė, o sandoriai atidaromi iškart, nelaukiant žvakės užsidarimo. Ir pasiaiškinkime, kasgi tai yra tas Dončiano kanalas, ką jisai reiškia. 20 dienų periodo kanalo atveju įmama paskutinės 20 žvakių ir pažymima pati aukščiausia kaina per paskutinės 20 žvakių ir pati mažiausia kaina per paskutinės 20 žvakių. Ir to pagrindu yra braižomas kanalas. Štai ir viskas. Analogiškai su 55 periodu, tai yra 55 dienos, kanalas braižomas pagal aukščiausią 55 dienų žvakę ir pagal mažiausią. Tai yra nieko stebuklingo ir sudėtingo šiuose kanaluose nėra. Jūs galite tokius kanalus nusibraižyti ir patys. Na ir kanalo pramušimai taip pat nieko ypatingo, juos galima nesunkiai surasti ir pačiam savarankiškai, bet aišku patogiau, kai tai daro automatinis indikatorius. Ir vienas toks indikatorių, jisai vadinasi The Classic Turtle Trader ir jis parodo įėjimus štai tokiomis strėlytėmis, rodiklėmis. O štai tokiais mėlynais arba raudonais taškais parodomi kanalo pramušimai. Taigi mes išsiaiškinome, kad sandoriai gali būti atidaromi pramušant 20 dienų kanalą ir taip pat pramušant 55 dienų kanalą. Ir taip pat pagalbinis indikatorius mums parodo įėjimus štai tokiamis rodiklėmis, o štai mėlyni ir raudoni taškai atsiranda tada, kai kanalas didėja. Ir vienas įdomus niuansas, pramušant 55 dienų kanalą, mėlyna linija, sandoriai yra atidaromi bet kokiu atveju. O štai pramušant 20 dienų kanalą, mes žiūrime, ar prieš tai buvęs sandoris, nepriklausomai nuo jo krypties, nepriklausomai ar mes tą sandorį buvome paėmę ar ne. Jeigu paaiškėja, kad prieš tai buvęs signalas buvo pelningas, tokį sekantį signalą mes praleidžiame. Čia kalbant apie įėjimus pramušant 20 dienų kanalą. Tai yra, mes gauname signalą, štai pramušimas, mes žiūrime, ar prieš tai buvęs signalas buvo pelningas. Jeigu jisai buvo pelningas, tai tokį įėjimą mes praleidžiame. Jeigu jisai buvo nuostolingas, reiškia mes šį signalą imame ir atsidarome sandorį. Ir aišku, jeigu yra įėjimas, turi būti ir išėjimas. Ir sandorius vėžliai uždarydavo pagal pirmąją sistemą, tai yra pramušant 20 dienų kanalo liniją. Jie uždarydavo pagal 10 dienų kanalo liniją, kai kaina sugrįždavo link 10 dienų kanalo linijos, o jeigu įėjimas buvo vykdomas pagal pramušant 55 dienų kanalo liniją, tai sandoris būdavo uždaromas, kai kaina grįždavo link 20 dienų kanalo. Na, pagalbinis indikatorius tą mums parodo. Štai pas mus buvo
įvyko 20 kanalo pramušimas ir vėliau kaina štai šioje vietoje sugrįžo ir pramušė 10 dienų kanalą. Tai yra jo maksimumą. Pas mus atsiranda štai toks raudonas taškas. Ir štai jeigu mes ant šio taško užeisime, atsiras indikatorius pavadinimas, laikas ir exit shorts. Tai yra išėjimas iš trumpųjų pozicijų arba iš pardavimų. Ir analogiškai, jeigu sandoris buvo atidarytas pramušant 55 dienų kanalą, tai sandoris bus uždaromas tada, kai kaina sugrįž ir pramuš 20 dienų kanalo maksimumą. Štai tarkime atsirado raudona strėlytė, kuri rodo mums 55 kanalo pramušimą ir mes atidarome sandorį štai šioje vietoje ir sandorį laikome tol, kol kaina nesugrįž ir nepramuš štai šios viršutinės 20 kanalo linijos. Na, matome, čia kaina nepramušė, kaina krito žemiau, vėliau pradėjo augti ir štai atsirado pirmas raudonas taškas, exit shorts, kuris rodo mum, kad sandorį, pardavimo sandorį reikia uždaryti. Ir štai šioje vietoje mes sandorį uždarome. Ir štai šiame didelėme sandorėje mes uždirbome apie 460 punktų. Štai tokie sandoriai vėžlių strategijoje. Su sandorio uždarimais, manau, viskas aišku. Savaime aišku, be išėjimų mums būtini yra ir stopai. Kas įdomu, vėžliai neišstatinėjo stopų rinkoje, kaip tai daroma įprastai, kadangi jie prekiaudavo labai didelėmis pozicijomis ir nenorėdavo to demonstruoti brokeriui ir vietoje išstatytų stopų jie sekdavo kainą dienos bėgyje ir vykdydavo išėjimus iš pozicijų, kai tik kaina pasiekdavo kanalo pramušimą. Bet tuo pačiu metu jie sekdavo ir tai, kad nuostolis neviršytų nustatytų reikšmių susijusių su esamu volatilumu rinkoje. Tai yra, stopai jie be abejo buvo, bet jie buvo virtualūs. Na, mes aišku su jumis neprekiausime kažkokiais milijardais dolerių, todėl mums tikrai verta stopus išstatyti tikrus. Ir stopo apskaičiavimas šioje strategijoje atrodo pagal formulę taip. ATR 20 periodo padauginta iš 2. ATR yra Average True Range indikatorius su 20 dienų periodu ir jo reikšmė padauginta iš 2. Pasižiūrėkime, kaip tai atrodo grafike. Štai grafiko apačioje matome ATR indikatoriaus langą ir jo funkcija yra grinai parodyti mums, kokio stopo dydį reikia išstatyti. Spaudžiame kryžiuką ir pasižiūrėsime, koks būtų stopas šiame sandorėje, pardavimo sandorėje. Liniją vedame pagal strėlytę ir pagal ATR indikatoriaus liniją. Ir matome štai dešinėje pusėje skaičių 0,0096, tai yra apvaliname iki 96, 96 punktai rodo indikatorius. Vadinasi, 96 punktus dauginame iš 2 ir gauname 192 punktus. Vadinasi, nuo štai čia įėjimas būtų štai šioje vietoje ir 192 punktai, štai maždaug šioje vietoje būtų stopas. Primenu, tai dieniniai grafikai, todėl skaičiai yra tokie. Ir šio stopo tikslas yra grinai apsidraudimas, kadangi išėjimai, kaip jau sakėm, yra vykdomi pagal 20 ir 10 dienų kanalo pramušimą, todėl tikrasis stopas suveiks itin retai, jis yra statomas grinai dėl viso pikto, siekiant išvengti super staigių ir netikėtų judėjimų rinkoje, kurie būna bet retai. Sekantis momentas, strategija taip pat numato ir papildomus įėjimus į poziciją maždaug pusės atstumo pagal ATR nuo įėjimo taško. Tarkime, mes į rinką įėjome štai šioje vietoje,
turint omeny, kad įėjimai vykdomi iškart, nelaukiant, kol užsidarys dieninė žvakė, ir pasižiūrime, kokia yra reikšmė pagal ATR. Jau žiūrėjome, kad reikšmė yra 96 punktai, vadinasi, pusė atstumo bus 48 punktai. Po 48 punktų nuo mūsų įėjimo mes išstatysime čia dar vieną pardavimo orderį, tada nuo jo 48 punktai žemiau antrą pardavimo orderį ir dar 48 punktai žemiau trečią pardavimo orderį. Štai aš pažymėjau, kaip būtų išsidėstę pas mus pardavimo orderiai, papildomi pardavimo orderiai. Na, jeigu ATR reikšmė būtų kitokia, savaime aišku ir papildomų orderių atstumai būtų kitokie. Na, reikia pasakyti, kad papildomi įėjimai yra išstatomi pasirinktinai, tai strategija nenumato kaip būtino dalyko. Kalbant apie rizikos ir kapitalo valdymą, tai vėžliai niekada nerizikuodavo daugiau kaip 1% nuo depozito viename sandoriu. Tai yra, jeigu jūs norite panaudoti dar ir papildomus orderius, tai rekomenduotina paskirstyti riziką taip, kad bendra rizika neviršytų 1%. Na, jeigu tarkime orderių vienoje poroje yra 4, tai atitinkamai bus po 0,25% kiekvienam orderiui nuo depozito. Na, kalbant apie papildomų orderių stopus, tai jie skaičiuojami lygiai taip pat kaip ir pirmojo orderio, perkeliant stopą jį arčiau tiek, kiek yra papildomo orderio atstumas. Kai kam gal pasirodys, kad rizikos procentas yra labai mažas, tačiau vėžliai prekiaudavo su daug finansinių instrumentų iš karto, skirtingose rinkose, ką galite daryti ir jūs, ir toks nedidelis rizikos procentas yra tam, kad patiriant nuostolius pagal atskiras pozicijas bendrai rinkoje išlikti pelningai. Kadangi money managemento užduotis yra visų pirma išsaugoti kapitalą ir išlikti rinkoje. Tuo atveju, jeigu sektų nesėkmingų sandorių serija. Na ir panagrinėsime keletą sandorių pavyzdžių, kad geriau užtvirtintume strategijos taisyklės. Pas mus Australijos ir JAV dolerio dieninis grafikas ir štai matome paskutinis signalas yra strėlytė žemyn, 20 kanalo prakirtimas. Mes nežinome, kaip šis sandoris būtų pasibaigęs, tačiau pasižiūrėkime, kaip mes būtume jį įėję. Čia primintina, kad 20 dienų kanalo prakirtimo atveju mes žiūrime, ar prieš tai buvęs signalas buvo pelningas ar nuostolingas. Jei jisai buvo pelningas, nepriklausomai nuo krypties, tokiu atveju mes šį signalą, einamąjį signalą praleidžiame. Na ir pasižiūrėkime prieš tai buvusi signalą, čia buvo strėlytė į viršų, pirkimas ir atrodytų, kad signalas buvo pelningas, tačiau pasižiūrėkime, kaip buvo iš tikrųjų. Štai mes būtume įėję kažkur štai šioje vietoje ir stopas pagal ATR buvo 106 punktai, vadinasi dauginame iš 2, 212 punktų stopas. Stopas būtų kažkur tai štai čia ir pasižiūrėkite štai šios dvi pimbaro žvakės tikėtinai būtų išmušę mūsų stopą ir mes liktume su niekuo, būtume gavę 200 punktų nuostolį, nors paskui matome, kad signalas pasteisino ir kaina pakilo į viršų. Bet kokiu atveju būtų buvęs minusas ir tokiu atveju mes galėtume atidaryti šį sandorį. Na ir pasižiūrėkime, kaip mes būtume įėję čia. Štai kanalo prakirtimas ir ATR mums rodo 101 punktą, vadinasi 202 punktai būtų stopas. Na, stopas būtų kažkur tai arba šiek tiek aukščiau žvakės, arba šiek tiek žemiau. Na ir nežinia, kaip šis signalas būtų pasibaigęs, bet jau mes būtume turėję apie 300 punktų pelno. Einame atgal ir žiūrime, koks būtų buvęs signalas štai čia. Čia matome prakirtimas kanalo žemyn ir pažiūrėkime, koks buvo prieš tai sandoris.
o prieš tai sandoris, matome, buvo stopas, kaina užsidarė su nuostoliu ir čia mes būtume įėję štai šioje vietoje ir stopas būtų apie, matome, TR rodo 71, vadinasi apie 140 punktų. Ir štai matome, stopas būtų štai čia suveikęs. Vadinasi, būtume šį signalą mes paėmę ir čia, kaip mes būtume įėję čia. Štai kanalo prakirtimas, stopas pagal ATR buvo 80, vadinasi apie 160 punktų. Štai šioje vietoje. Na ir čia kaina pajudėjo žemyn, tačiau apsisuko ir mes štai čia išėjome su nedideliu nuostoliu. Kągi, nuostolingi sandoriai, jie būna šioje strategijoje gana dažnai. Štai matome dar du signalai, kurie užsidarė su nuostoliu. Matome šioje vietoje nuostolis buvo apie irgi 160 punktų. Štai šioje vietoje. Ir čia taip pat sandoris iškart užsidarė irgi apie 160 punktų. Na, bet šito sandorio mes būtume neėmę, nes štai prieš tai sandoris buvo pelningas. Pasižiūrėsime šį sandorį. Čia kanalo pramušimas štai šioje vietoje ir ATR rodo 95 punktus. Vadinasi, stopas bus 190 punktų. Štai maždaug šioje vietoje. Ir čia mes būtume įėję į ilgus pardavimus ir būtume išėję štai, kur rodomas raudonas taškas. Būtume šiame sandoriu uždirbę virš 300 punktų. Dabar pas mus jau kitos valiutų poros grafikas, dolerio ir Kanados dolerio. Ir čia yra 55 kanalų grafikas. 55 kanalų atveju mes įeiname į sandorius bet kokiu atveju, nepriklausomai nuo to, koks buvo prieš tai sandoris. Ir čia verta paminėti, kad signalų būna mažiau, bet jie būna labiau patikimesni. Atsukus istoriją atgal, matome, buvo signalas pardavimui ir kaip mes būtume į jį įėję. ATR rodo apie 160 punktų, vadinasi, mūsų stopas būtų 320 punktų. Būtume įėję į sandorį kažkur štai šioje vietoje ir 320 punktų būtų štai kažkur tai čia. Ir mes būtume įėję į sėkmingą poziciją, būtume sėdėję joje ilgai, daug dienų ir būtume išėję štai čia su 380 punktų pelno. Pasižiūrėsime, koks buvo signalas prieš tai. Matome mėlyną strėlytę į viršų ir 55 dienų kanalo pramušimas į viršų. Kanalo pramušimas štai čia ir ATR rodo 83 punktus. Na, vadinasi, apie 166 punktai mūsų stopas. Štai kažkur šioje vietoje. Ir mes būtume išėję mėlynas taškas štai čia ir būtume uždirbę apie 270 punktų. Na, aišku, judėjimas buvo kur kas didesnis, kaina pasiekė, štai matome net 1100 kažkiek tai punktų, galima buvo išeiti ir anksčiau, na, bet čia jau pagal kiekvieno traderio nuožiūrą galima taikyti trailing stopą, galima vadovautis kitais uždarimo metodais, tačiau matome, kad judėjimus galima paimti tikrai nemažus. Na, tikrasis strategijos grožis atsiskleidžia štai tokiuose sandoriuose. Signalas žemyn, raudona strėlytė, 55 dienų kanalo pramušimas. Ir pasižiūrėkime, kaip mes būtume įėję į šį sandorį. Stopas būtų apie, matome, 45, apie viso labo 90 punktų. Štai šiek tiek aukščiau už signalinės žvakės. Ir mes būtume sėdėję šiame sandoryje labai ilgai, matome, raudonų taškų nėra, kaina krenta
ir įsivaizduokite, koks milžiniškas sandoris. Štai aš sumažinau grafiką, jisai net netelpa grafikę. Gal dar sumažint. Štai mūsų įėjimas ir štai šioje vietoje mūsų išėjimas. Ir čia pelnas būtų buvęs apie 2300 punktų. Galite savo įsivaizduoti, kai mūsų stopas buvo 90 punktų. Vadinasi, pelnas būtų buvęs didesnis už stopą net 23 kartus. Sutikite, visai neblogai. Būtent čia ir slypi ilgalaikių trendų jėga. Be abejo, pagal sistemą tokie trendai būna ne kiekvieną dieną, bus labai daug klaidingų pramušimų, bet toks ir yra strategijos užmanymas. Ir knygoje Vėžlių kelias yra rašoma, kad pačius didžiausius pinigus vėžliai darė trenduose, kurie vykdavo 3-4 kartus per metus. Tai yra 3-4 sandoriai per metus atnešdavo pagrindinį pelną, be abejo su ta sąlyga, kad jie prekiaudavo su daugeliu prekybos instrumentų. Ir būtent štai per tokius sandorius ir ateina tokie dideli ir labai dideli pelnai. Na ir sekantis klausimas, kuris iškyla, ar pelninga ši sistema šiais laikais. Na, kad sistema daugeliu traderių atnešė daug pinigų seniau, tai yra faktas, tačiau nežiūrint to, yra įdomu, kiek pelninga strategija yra šių dienų rinkose. Ir traderių buvo sudaryta tokia lentelė, kur pagal indikatorius yra surašyti visi įėjimai ir išėjimai ir kiek sandoriai atnešė pelno ar nuostolio. Lentelėje matosi valiutos instrumentas, atsidarimo kaina, tai yra trendo pradžia, toliau užsidarimo kaina, kiek dienų truko judėjimas ir kiek jisai atnešė punktų nuostolio arba pelno ir trendo kryptis žemyn arba į viršų. Ir čia mes galime pastebėti, kad dideli trendai atsiranda ne taip jau ir retai. Punktai čia yra nurodyti naujai, tai yra paskutinį skaičių mintyse mes nubraukime. Ir ši testavimo statistika apima tik įėjimus pagal 20 dienų kanalą, o išėjimas pagal 10 dienų kanalą. Ir žalia spalva yra pažymėti pelningi sandoriai, o geltona nuostolingi. Ir taip pat čia šioje lentelėje sandoriai buvo testuojami, aišku, be papildomų sandorių ir taip pat aš nežinau, ar čia buvo vertinamas tas faktas, kad sandoriai buvo atidaromi tada, kai prieš tai buvęs signalas buvo nuostolingas. Greičiausiai, kad ne, kadangi čia buvo fiksuojami būtent trendai, o ne sandoriai. Bet ir be šio filtro galutiniai rezultatai yra teigiami pagal punktus, išskyrus keletą instrumentų, tai Naujosios Zelandijos doleris ir blogai dirba doleris ir Japonijos jena. Sprendžiant iš šio testo veikia nelabai gerai. Na, auksas, matome, yra ištestuotas ir sidabras. Taigi, kokias išvadas galime padaryti iš vėžlių strategijos, iš šios istorijos? Beje, kalbant apie istoriją, kadangi visi prekiavo pagal šią sistemą, vieną sistemą su tais pačiais instrumentais, tačiau vieni uždirbo pelną, kiti ne. Na ir priežastis matyti yra ta, kad ne visi galėjo tiek ilgai laikyti sandorius, laikytis įėjimo taisyklių, teisingai taikyti rizikos ir kapitalo valdymą ir taip toliau. Todėl vieni uždirbo milijonus, o kiti vėžliai išėjo su nieko arba su nuostoliais. Na, šią lentelę jūs galėsite atsisiųsti kartu su strategijos failais ir įdomumo dėliai pasianalizuoti. Taigi, išvados būtų tokios, kad ilgalaikiai trendai prieš žaibiško pelno troškimą. Nors mes ir matome tokius didelius trendus, tačiau daugelį vis tiek vilioja greitesni laiko intervalai, tokie kaip M15, M1 arba momentiniai grafikai. Nežiūrint to,
ilgalaikiai trendai yra, į juos verta atkreipti dėmesį ir jeigu jūs turite jėgų ir kantrybės ir valios ilgai laikyti tokias pozicijas, tai būtų labai gera alternatyva dienos prekybai. Na, iš principo galima derinti ir priimti šią strategiją kaip atsarginę ir lygiagrečiai ją prekiauti ilgalaikius trendus, o su kita prekiauti trumpesniuose laiko intervaluose. Ir tokiu būdu, kaip sakoma, ir vilkas sotus, ir avis sveika. Jūs gaunate pelną ir ilgalaikėje perspektyvoje, kadangi jokių ypatingų veiksmų nereikia daryti. Ir taip pat gaunate pelną dienos metu, jeigu jums yra toks poreikis prekiauti trumpesnėme laiko intervale. Na ir pagal sistemą bus tikrai daug klaidingų signalų ir vis tiek nežiūrint to, ilgalaikėje perspektyvoje strategija yra pelninga. Tai yra įrodyta ir statistiškai, kaip žiūrėjome iš lentelės, net be filtro ar buvo prieš tai nuostolingas sandoris, strategija rodo pelną. Taip pat visiems rekomenduoju paskaityti Curtis Feit knygą Vėžlių kelias, kur galima labai įdomiai apie šią strategiją pasiskaityti. Kągi, tam kartui tiek, dėkoju už dėmesį, video įrašytas specialiai puslapiui spekuliantas.com. Viso gero.